O kaip jūs manot, kodėl gali pasaulis, arba, galim tai pavadinti Dievas, jis, kai jūs numirsit, pradės spręsti, ar jums duoti vėl visą tą konstrukciją, visą tą pasaulį, visą tą namą jums pastatyti ir duoti, arba ne. Kas gali sprendimą įtakoti? Ką? Ką jūs padarėt? Gausit už praeitį, taip? Už kažkokią į ateitį kažką, kaip atlygį. Gerai, tokia versija, jinai populiari rytuose, karmos teorija. Taip? Tai, kad tu pridarėjai šitam gyvenime, lemia, koks tu būsi kitam. Taip? Taip, be abejo, ar tu nori gauti, čia pirmas klausimas, ar tu nori. O uždavinius kur gauni? Tai jeigu tu turi uždavinių, gimimo akimirkai gauni, tai kas lemia, gimstu ar negimsi, jeigu tik gimimo metu gauni. Tai va. Ar tu galėsi ką nors naujo duoti šiam pasauliui? Nežinau, pakeisti namą ar pastatyti kitą namą? O jeigu tai įdomus? Su savo namu, ką tu padarysi šitam pasauliui? Dar kokių bus versijų? Ką? Kaip atostogas irgi, jau aš esu nusipelnęs, taip jau. Gerai, tai čia kaip premija, ar čia kaip tiesiog yra žmonių, kur teigia, kad šitas gyvenimas toks žiauriai nemalonus dalykas ir mes čia kaip kalėjime jo. Tai reiškia, pridirbai šitam gyvenime, gausi kitą, kaip jau pratęsia tau laiką. Jo. Gerai, tai va, viską, ką jūs sakote, turbūt taip ir yra. Daug yra faktorių, kurie sprendžia, ar tau verta toliau eiti, ar neverta. Ar gausi kitą namą, ar negausi. Vieni turi kažkokių ketinimų, ten nerealizavo šitam gyvenime, nespėjo. Kažkas norėjo ten, nežinau, knygą parašyti ir nespėjo, turi idėjų, turi ką žmonėm perduoti, tarkim, taip žmonėm arba plačiau paėmus pasaulį. Ir nespėjo viso to padaryti ir liko toks nedadarytumas, taip karma. Reikia tęsti. Kiti tiesiog jam patinka gyventi, jie ten mėgautis ateina, džiaugtis gyvenimo, ten valgyti skaniai, mylėtis, ten kažkaip kiti knygų rašo, kažkas skaito ir kaifuoja. Taip. Treti ateina dėl to, kad ten nori kažkam padėti, pasiliko šitam pasauly kažkokie ten sutvirimai, kai Buda Amitabha, ten neišeisiu iš šio pasaulio, kol paskutinė dvasia čia pasiklydusi vaikščioja, tai aš eisiu padėti jai grįžti iš to pasaulio, pabėgti iš kalėjimo. Tai kiekvienas turi savy kažkokiu motyvu ateiti, gyventi, gauti visą tą pastatą sudėtingą. Ir pasauliai, žmogaus, jeigu kalbėti gyvenimas, jis labai yra brangus. To prasme, materialinė prasme brangus.
daug kainuoja pasaulyje, kad vienas žmogus galėtų gyventi, labai daug resursų pasaulis sunaudoja. Ir tiesiog noriu, kad jūs susimastytumėt. Vat, jeigu jūs jau gyvenate, taip, atėjot jau, tai turbūt tai buvo rimta priežastis kažkokia tai padaryti. Nes pasaulyje vat, šiaip savo nedalina žmogiškų gyvenimų, vat, niekam. Taip. Aišku, ne visi gavęs gyvenimą realizuoja jį. Čia toli gražu ne taip. Galim palyginti, vat, kaip mes gimstam. Ateina tam tikras kiekis spermatozoidų, pavyzdžiui, taip, ir visi jie turi tokį ketinimą tapti žmogum, kaip mes gal norėtumėm dievais tapti. Tai va, ir kas dabar, visi jie turi savy viską pilną potenciją tapti žmogum, kiekvienas iš jų, taip. Ir visi jie be abejo turi vat, instinktą lygmenį, tą norą gyvybinę jėgą tapti žmogum. Bet ne visi tampa. Daugmaž, jeigu paskaičiuoti, kokia yra proporcija, galima realiai pradėti pasaulį matyti. Tai kiekvienas iš mūsų tokios atrankos nemažos rezultatas. Jeigu paskaičiuoti, kiek jūsų tėvelis išnaudoja spermatozoidų, kad jūs gimtumėte, išeina tokie skaičiai ganėtinai solidus. Taip, jeigu, tarkim, ten iki 200 milijonų spermatozoidų per dieną vyras gali pagaminti ir gal ne visus jis ten paleidžia į laisvę, bet tarkim, kažkoks ten, 20%, tarkim, iš jų, taip, 40 milijonų kasdieną išmestų spermatozoidų, kad gimti, kiek vaikų, 2-3 gimsta, taip. Tai kasdieną padauginkit į dienų skaičių, kiek tas žmogus gyvena, ir gausit, kad jūs faktiškai, galima sakyti, kaip pasaulio čempionas, tarp kokių 7-8 milijardų jūs vienintelis gavot gyvybę, gavot tam žmogaus gyvenimą, vienintelis iš tokio kiekio, taip. Tai jūsų motyvacija ta turėjo būti labai stipri. Jeigu atmesimės tokio kaip atsitiktinumo faktorius, kad čia atsitiktinai, iš tų 10 milijardų šansų aš ištraukiau vieną, ne dėl to, kad aš turėjau kažkokio kiti neturėjo 10 milijardų, o atsitiktinai. Įsivaizduojat, bent jau koks sėkmės faktorius, tai kokį sėkmės faktorį jūs savį nešat. Čia ne ten sportloto laimėti, kur iš šiam 4 jums 6 skaičius reikia atspėti. Ne, čia tikimybė žymiai mažesnė. Bet sėkmė čia tik tai vienas iš aukštų, to 7 aukštų namo. Vienas spektrė, tik vienas spalva. Tai kartais labai naudinga tai prisiminti, kad aš čia ne šiaip savo šitam pasauliui. Čia ne tai, kad aš ten norėjau, nenorėjau, aš ten protingas ar kvailas, aš ten sėkmingas, nesėkmingas. Man paėmė ir davė šitą, noriu, nenoriu, davė. Nieko panašaus, tikrai sunkiau negu ten olimpinės žaidynės laimėti. Buvo
gauti žmogaus įsikūnijimą tikrai sunkiau. Šansų mažiau žymiai. Ir karts nuo karto prisiminkit tai, kad kažkas maniai reiškia tokio yra, kad pasaulis man davė tokį šansą. Taip, nes labai daug ir vadinam dvasių, taip, kurie norėtum gauti tokią šansą gyventi ir negauna, nes mes gyvenam, mes užimam vietą. Pasaulis negali išlaikyti ten tiek žmonių. Taip, labai ribotas resursas. Kad žmogus gyventų, reikia tokio pasaulio sustatyti, tokio sudėtingumo pasaulį sustatyti. Visiškai neatvirkščiai, kaip ten Marksas teigia, kad бытие определяет сознание. Taip, kas aplink, tokia ir sąmonė tampa. Atvirkščiai visiškai, kad tokia sąmonė galėtų egzistuoti, pirma turi būti sustatytas tas aplinkybės. Turi būti sustatytas pasaulis, į kurį jau žmogus galėtų ateiti, gyventi, gimti žmogų, o ne bežionė. Gyventi, mokytis ir realizuotis kaip žmogus, mąstyti, kurti. Ir tai norinčių aišku daug gimti. Ateičiai irgi verta susimastyti, kai aš mirsiu kitą kartą, kaip man gauti, nes pasaulis vietoj nestovi. Aišku, jūs jau nebe toks, koks gimėt šį kartą, jūs jau kažkur į priekį pažengėt nemažai, ten išmokot tokių dalykų, kurių niekada nemokėjot, jausti taip, kitaip mąstyti, kitaip bendrauti, kitaip gyventi. Jau, aišku, pažengėt, bet ir kitas dvasias irgi savo žingsnelį padarė nemažą. Ir kitą kartą, kai jūs norėsit įsikūnyti, tai bus gal po 100, gal po 1000, gal po 10 000 metų, jau bus nemažai kandidatų. Konkursas toks. Tai aišku, reikia, daug kas norėtų čia.